Baigiantis pamokai, mokytojas sako, na dabar vaikai truputėlį proto mankštai, aš jums užduosiu loginę užduotį. Na, dabar pagalvokit visi, pamastykit ir atsakykit man. Kaip galima 2 skyles įkišti į vieną? Vaikai galvoja, nu ir nieko nesugalvoja. Na, sako vaikai, aš nesitikėjau iš jūsų. Gerai. Pareisit namo, duokit šią užduotį savo tėvams. Na, visi vaikai įsiskirstė, grįžta kitą dieną. Mokytojas sako, na, ar paklausė tėvų? Taip, paklausėm. Na, ir ką tėvai pasakė? Nei vienas tėvas nieko nežino. Nežinojo nei vienas tėvas? Nu, kokia nesąmonė. Nu, va, žiūrėkit vaikai, va, 1 skylė, 2 skylės vienoje. Ar aišku? Visi vaikai, aišku. Nu, va, dabar grįšit po pamokų, nueisit ir tėvams parodykit, kad žinotų kitą kartą. Na, kitą dieną vėl susirinka visi vaikai, Petriukas prieina prie mokytojo, sako, tamsta mokytoja, o vat, ar galima įkišti 6 skylės į vieną? Mokytojas sako, nu ne, Petriuk, nu kaip 6? 2 aš rodžiau galima, 6 negalima. O mano tėtis sakė, kad galima. Kaip sakė tavo tėtis? Mano tėtis sakė, paimkit birbinį ir susikiškit savo į užpakalį.